Lietuvoje įsikūrusi dar sovietmečiu, Krišnos sąmonės bendruomenė yra pastebima visuose didžiosiuose miestuose. Dauguma yra juos matę, tačiau kas iš tiesų yra šie žmonės, vadinantys save vaišnavais, žino nedaugelis. Vilniaus Hare Krišna centras, kuriame yra šventykla, įsikūręs Naujamiestyje, Rogyklos gatvėje. Būtent nuo čia prasideda jų Krišnos garbinimo eisenų maršrutas. Plačiau apie tai mums papasakoja vaišnavų bendruomenės spaudos atstovas Saulius Domarkas, bendruomenės narių geriau žinomas kaip Šatakų Ladas. Jis atskleidė, kodėl vaišnavai išpažįsta savo tikėjimą, vaikščiodami po miestą ir dainuodami, bei iš kur kilo ši tradicija. Visas senosios kultūros jos dainuodavo. Ir mes dabar jau gyvename tais modernizmo arba antropocenė, kaip sako, tas amžius ar ne dabar. Tai mes pamirštame tuos senus kultūros dalykus, kurie mums visiems buvo labai artimi ir brangus. Aš atsimenu dar savo vaikystę, kai žmonės kaimuose dainuodavo, kai jiems būdavo linksma, kai jiems būdavo liūdna. Ir šita tradicija iš Indijos taip pat nėra kažkas tai tokio ypatingo. Ten žmonės taip pat dainuoja ir dainuodavo ir turbūt dar ilgai laiko dainuos. Mes irgi, kaip sako, šitą tradiciją tęsiam. Tai yra dainuoti dėl to, kad mums linksma. Dėl to, kad mes galime būti atviri. Įsivaizduokit tokį dalyką, ar ne, kad tu gali eiti tiesiog gatve, dainuoti tai, kas tau patinka ir netgi tau turi prasmę. Ir tu gali dainuoti nebijodamas, ką kiti apie tave pagalvos. Ta prasme, tai yra prarastas dalykas šiais laikais. O dar, nežinau, prieš 30-40 metų visi taip darė. O ar šitoms eisenams per miestų gatves reikalingas kažkoks leidimas ar kažkas tokio? Šiuo metu aš net neįsivaizduoju. Aš žinau, kad prieš daugelį metų mes pradėjome vaikščioti 87 metais dar prie sovietmečio. Tada, aišku, jokių leidimų niekas neprašė ir nereikėjo, nes viskas ir tai buvo tas visas sąjūdžio pradžia persivertimas, santvarkos. Kažkurio momentu Vilniaus savivaldybė pradėjo reikalauti religinių bendruomenių vaikščioti tik tai tam tikrose nustatytose vietose, dainuoti, pramogauti ir taip toliau. Ir mes, atsimenu, labai stipriai kovojame. Mes sakėme, kad mes dainuojame žmonėms, o ne medžiams. Reiškia, mums davė tokias vietas kaip Sacharovo aikštė, Žvejų gatvė, prie sporto rūmų, dabartinių, jau kaip sako, uždarytų. Tai davė tokias vietas, kur žmonės nesilanko ir mes protestavom ir galiausiai mums tarsi kaip ir vieniems davė leidimą vaikščioti, nes atsimenu, kad daugiau bendruomenių vaikščiodavo iki to laiko. Ir dabar taip aš kažkaip stebiu, kad iš esmės tik tai mes vieni ir vaikštom dabar jau mieste. Esame Architektų gatvėje, prie labdaros valgyklos Hare Krišna maistas kūnui ir sielai, kurios pagrindinis tikslas yra maitinti socialiai remtinus žmonės. Valgykla įsikūrė 1995 metais ir gamino karštus patiekalus iš Vilniaus apylinkių ūkininkų produktų, o dabar juos remia ir Maisto bankas. Taip, tai pirmiausia, norėčiau paklausti, kiek žmonių per dieną bus apsilanko, dažniausiai apytiksliai? Vidutiniškai 50, 60, 70, kartais ir daugiau. Aišku, ir kokį maistą jūs čia prekiaujate, dalinate maždaug, kokie būna patiekalai? Mes tikrai neprekiaujame, dalinam, maitinam nemokamai. Tai yra vegetarinis maistas. O kodėl vegetarinis tik tais? Todėl, kad normaliam sąlygom mėsiško valgyti nereikia. Sako, visi karai yra nuo mėsos valgymo. Supratau. Ir kaip nusprendėte jūs būtent užsiimti šitą veiklą? Kas jūs paskatino čia pradėti savanoriauti, aš įsivaizduoju? Aš pats? Tiesiog nebuvo kam. Pagal vaišnavo filosofiją, jeigu apelsinai pabyro prieš tave, reiškia tau jos reikia surinkti. Ir kokius žmonės jūs čia maitinate? Ar visus? Visus alkanus, jo. Tai žodžiu, bet kas gali tiesiog ateiti, eidamas pro šalį ir čia užsukti pavalgyti? Tikrai taip. Hare Krišna sąmonės bendruomenė, esanti daugumoje Lietuvos miestų, užsiima socialinę veiklą ir savo tikėjimą išreiškia dainomis. Anot Sauliaus Domarko, šiuo metu bendruomenės narių skaičius nėra žinomas, tačiau jų Facebook grupėje 2500 narių.